Sveiki, aš Karolina iš Kemperiai 365 ir čia dabar noriu pristatyti jum Weinsbergo Cara Home 650DG, tai yra 6 žmonėms pritaikytas kemperis ir pažiūrim, koks jis yra ir kuo tas Weinsbergas ypatingas. Šitas kemperis yra 6,99 m ilgio, matau ten jau žiūrėtojų yra, tai einam pradžią aplinkui. Ant Fiato bazės jo kaina 67 000 plus PVM ir į tą kainą jau įeitų naujas Fiatas, mechaninė greičio dėžė. Markizė taip pat. Čia 4 metrų bus. Kas yra labai gerai, kad su vienu užrakinimu jūs užrakinate iškart 2 spinas, tai reiškia vagims jau bus sunkiau įsilaužti, nes jeigu vieną čia tik užsirakina, tai yra paprastai įsilaužti, tai tokiom spinom yra sunkiau. Vieta 2 dujų balionams, bagažinė yra tikrai erdvi, 3 dviračiai turėtų tilpti. Šildoma matau, tada yra bėgeliai tvirtint kažkokius tai daiktus, kuriuos vežate, apšvietimas, 220 galite pasijungti, šitą dar viena laikymo vieta ir čia dar lentynėlis. Galime montuoti galinę vaizdo kamerą mūsų servise. Jeigu tik reikia, sumontuosim ir 360 kameros. Čia yra standartinis tualetas, 19 litrų, trumos išėjimas, vandenuko papildymas. Čia vandens yra apie 100 litrų bus. Ką čia mes turim? Tai mes čia turim visą vandens aptarnavimą, švaraus vandens išleidimą, nuotekų išleidimą, tada termozondą ruošiantis žiemai ir visas tas skyrius, aš matau, yra šildomas ir čia dar yra, čia galite elektrą pajungti. Tai toks atsidarysit ir daug ką susitvarkysit kemperyje. Čia dizelio įpilimas. Taip. Sėdynės standartinis Fiato, reguliuojas aukštis, gylis, jau naujas Fiato vairas. Iš principo mažai kas skiriasi Fiate, gal labiau priekis yra kitoks. Man beje gražus naujas Fiato priekis, toks inovatyvus. Turim plačias duris, manau, apie 60 cm. Galite užsisakyti su langu, gali būti be lango, čia jau kaip jums patogiau. Laiptelis įlipimui. Taip pat visos durys turi tinklelius nuodų, durys, langai, turi ir naktinės užuolaidas. Lova yra, sakyčiau, labai erdvi. Tikrai čia 2 žmonėms nebus problemų miegoti. Ir ji nėra tokia labai stipriai nusiaurėjanti. Čia yra sprindžio ir dar didesnis galas, tai nėra tokio klaustrofobiško jausmo. Čia yra tinkleliai išsiridenimo. Čia dar matau visur išvedžiotas yra garsiakalbiai. Tada čia lentynėlė susidėti miegantiems žmonėms. Sakyčiau, tikrai alkova yra patogi. Pereinam į svetainę. Čia yra 6 vietis, čia 2 sėdi ir prieki 2, tai 6 gali važiuoti. Iš svetainės irgi pasidaro miegama lova. Langas yra ganėtinai erdvus, tai keliautojams nebus nuobodu. Lemputės dar šviečia. Ir ką aš pastebėjau apžiūrinėdama šitą kemperį, kad yra labai daug laikymo vietų. Čia didelės laikymo vietos. Tada virtuvė didelė laikymo vieta. Tada čia kokio dydžio laikymo vieta. Taip, yra reikalų. Tada spinta. Aš kemperio gerumą vertinu pagal spintos dydį. Ką padarys. Tai čia yra kabykla per visą ilgį. Čia galima ilgas sukneles susikabinti, paltus. Čia dar atskiros lentynėlės batams susidėti. Tokios spintos aš dar nebuvau mačiusi kemperiuose su alkovomis. Dar kaip apšvietimas gražiai čia žiūriu reguliuojas. Ledinis visur. Super. Grįžtant į virtuvės zoną, tai yra laikymo vietos. Po visą viryklę, tokios lentynos patogios ir stalčius. Tada 3 degikliai ir pakankamai didelis darbastalis, kas yra irgi gerai. Šaldytuvas jau geresnis, kuris atsidaro iš abiejų pusių, domestikas, automatinis. Žinot, čia tame kemperyje aš viską, ką liečiu, jis jaučiasi toks tvirtas ir kokybiškas, atidirbtas, padarytas, o taip vokiškai. Lentynėlės kosmetikai, viena pusė, kita pusė. Kriauklė didelė, tai reiškia neapsitaškysit aplinkui. Ir čia daug visokių nišų, čia patelinė, rankšluosčius galim susidėti. Be problemų. Dušas. Kokį mes čia turim dušą? Užsitraukiu su užuolaida. Užsitraukiu visur.
kad jums nenusitaškytų medinės sienos. Ir tikrai yra erdvi ta zona dušo, tilpsit be problemų. Einam toliau, čia dar kabyklos rankšluosčiams. Čia dar turit irgi lentynas daiktams susidėti. Dvigulė lova, 140 cm, aplinkui lentynėlės, dar daiktams susidėti. Ir kas gerai, kad jie nėra labai aukštai, tai jūs nesijausit užspausti. Tai va, toks tas vokiškas, tvirtas, kokybiškas kemperis, Weinsbergas, dabar jau jį galite įsigyti ir pas mus. Tai ačiū, kad esat su mumis ir iki.